žemą apžiūrėti. Ar šiltnamiai, nes iki užo žiemą. Kaip tai stovi. Ir dabar čia išsitempt kemperį. Iš sodybos. Bus pardavinėjimas. Kaip ir nebereikia. Va, pasiėmam laužtuvą, bandysim atlaužti duris, važiuoti, kas viduj gera. Turėtų viskas būti čia gerai, ne per šalį. Šiltnamis pusiau sandarus. Tiek, kad jau plevelė 4 metai. Baisu ta plevelė, kad atlaikyti. Šitą nežiūrėsim, šitą stovi. Ten jau braškės pavargusios. Bandysim šitą. Pirmą. Čia apsauga. Rankom nenuspirsim. Sakoju. Telefoną. Tai va, kad atidaryti teko pasidarbuoti gerokai čia laužti. Va. Laukia gražuolės. Dar kiek čia liko, koksai sausio vidurys, vasaris. Kovą pradėsim po biškį tvarkyti lapus, ruošti derliui naujam. Tikimės bus viskas liuks. Šiltnamiai atlaikys, nes yra čia kur skilučių bėdelių tokių, bet be pavasario nieko nepadarysiu čia. Tai va. Paliekam toliau ramiai miegoti. Čia turim šitakius miegančius toliau. Irgi laukiančius pavasario derliaus. Turi šiemet duoti daug. Jau 3 metai. Tai va, tokios žinios. Žiūrėjom, namo vežam tausiukų, tą kemperį. Lausim, tvarkysim, pardavinėsim. Ja, kam įdomu, ūkį stebėt mano, prašom followinkit. Dar subscribikit. Bus šitą sodybą. Visa tvarkoma pavasarį, vasarą. Per porą metų tikiuosi 2-3 padaryti kaimo turizmą. Tai va, tiek žinių pirmai pradžiai.